Na ką, sveiki visi. Čia bus mano pirmas siuntinys iš Temu. Žiūriu, visi čia užsisakinėja, kažkoks populiarus pasidarė. Pasižiūrėjau, nuėjau šitą Temu. Nežinau, prekės tokios pačios, kaip ir AliExpress'e. Kažko tai ypatingo ten aš nepastebėjau. Užsisakiau ir tiek. Pažiūrėt, kas čia bus. Taip. 4 tokius daiktus užsisakiau. Taip, pradėsim. Čia yra tokie šepetėliai. Nežinau, matosi, nesimato. Va, tokie šepetėliai, valyti, tarkim, klaviatūrą. Tuoj negaliu, nematau, kur čia. Sekundėlę. Taip. Valyti klaviatūrą. Arba būna, žinot, telefonų mikrofonus, ten kai būna užsiteršia, arba telefonų pakrovimų lizdus, kur jungiat USB-C. Vieną nusilaužėt, taip supratau, ne? Taip, nusilaužėt vieną, vat, ir galit pavalyti. Na va, toksai, matot, tokie šepetėliai yra. Nieko ypatingo. Nuorodas aš jums įdėsiu, galėsit pasižiūrėti. Kas ten. Taip, dedu atgal, kad nepameščiau. Taip, čia toksai, nežinau, kiek čia teisybės, ale trintukas toksai. Shoe dog parašyta. Jūs galite, dar nesidaro, baltiems batams valyti. Kvapas kaip naujos knygos. Paimat va taip tynat ir tipo išsivalo. Nežinau, kad teisybės pabandysiu aš. Taip, čia tokie ale kelioniai kvepalai. Nu, čia aišku tušti šitie. Žodžiu, tokios purškiamos talpyklos, kaip jos purškiami buteliukai gal labiau. Bet spalvos tai nežinau, kažkaip, nežinau, nelabai man patinka. Juodą kam nors, juodą savo paimsiu, purpurinį kam nors duosiu. Taip, paimat, nu, ten reklamai parodyta, paimat kvepalų buteliuką, pripurškėte šitą, jisai čia pasipildo kažkaip. Pripurškėte šitą, matot, pripurškėte tą skylę ir tada veikia. Pabandysiu irgi. Ir čia man patiko, nes čia toksai bus atskiras, tiesiog kapišonas atskiras, be nieko. Va, kadangi Airijoje dideli vėjai, tai čia yra toks kapišonas. Va, matot. Va, toksai kapišonas. O čia kaklas. Ir ties kaklų užsibaigia. Nes Airijoje labai dideli vėjai, labai, nežinau. Nes aš dažnai nešioju tiesiog tuos džemperius su, kaip ten, hoodis angliškai, džemperius su kapišonu. Visą laiką reikia nešioti, nes nu, kitaip pučia, skauda kaklą ir taip toliau. Taip, galima nešioti kaip ir, aišku, kaip ir šitą, kaip šaliką. Čia kažkaip mačiau užsideda. Ir taip toliau. Taip, dabar einu atsinešiu batus, pabandysim. Nu va, nežinau, atsinešiau ir daug baltus batus, pabandysim, žiūrėkit kažkokia dėmė. Padės ar ne? Greičiausiai ne. Trintukas, grinai trintukas. Ko tik nesugalvoja. Žinau, vaikų žaidimai. Mesiu lauk. Grinai kaip AliExpress'e visokius šūdniekius parduoda. Nežinau, čia nevalo. O, žiūrėkit, pamanysiu, čia va grinai. Gal čia tik tai šitiems skirtas.
padams tiems. Pabandysiu. Nu ne, žiūrėk, nes ten parodyta, kaip ir galima ir batus valyti, ir padus valyti, ir pačius batus. Va čia žiūrėk, kažkas rūda, pabandysiu. Nu, nežinau, čia nusivalė, bet tipo turi būti balti pasidaryti. Kažkokia apgavystė, žodžiu, nepirkit. Na, ir paskutinis dalykas, žiūrėkit, šitie turiu kvepalus ir atseit paimat va taip va. Čia paspaudžiat ir jisai prisipildo. O mes to ir pamėginsim tą padaryti. Čia turėtų vat užsipildyti šitą vietoj. Nes jeigu ir tas, nežinau, neveiks, tai kažkaip ir minėjau, nieko gero čia iš to. Taip ir pumpuoti reikia. Ne, čia turi būti kažkas tai. Ai, nu, okei. Nu, dabar žiūrim. Nu, nežinau. Man atrodo, čia kažkas nulūžo. Sekundę. Pabandom kitą dar, nes kažkokia detalė čia man iškrito. Turiu įtarimą, kad tas sulūžo, nes kažkokia plasmasė iškrito iš apačios. Pabandom. Nežinau, žinokit, neveikia čia nieks normaliai. Vaikų žaidimas kažkoks. Einu dar atsinešiu kitus kvepalus, pabandysiu. Bet taip, tai kaip aš ir tikėjausi, žodžiu, nežinau, kaip tiem žmonėm veikia viskas, man nieks neveikia. Atsinešiu kitą kvepalų butelį, gal sakau, tas blogas. Čia vat esmė, prisipildo per apačią ir turi. Ir galima nešiotis. Žiūrėk, kad iškrito vėl detalė kažkokia. Kaip iš pirmo iškrito detalė. O tai reiškia ką? Tai teisingai, kad neveikia. Žodžiu, kažkas yra, bet daugiau turbūt išpilsit kvepalų nei... Ne, viskas jau bėga. Bėga, iš apačios bėga. Nežinau. Ten sako, lengvai pinigus grąžina, tai reikės pabandyti gal. Svarbiausia, pro tą langelį nieko nesimato, ta prasme, grinai nepribėgo. Žinau. Plakot ir...
Jo, nepasipildė tuščias. Dar biški čia. Oi. Tai ką, žodžiu, nieks čia negerai, išskyrus, užsidėsiu, aš pasimatuosiu. Nu, vat išskyrus kapišoną. Vat kapišonas gal ir neblogai. Tiek per mažas, bet bus gerai. Ja. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, neapsigaukit, čia bus tas pats, ko gero. Tai yra nieko gero, viską išmesti turbūt reikės. Iki kitų kartų. Tai vis tik, kad nemeluočiau, vieną vis dėlto pavyko papildyti. Štai šitą. Ir matosi, kad ten skystis yra, tai nežinau. Tai va šitą ir naudosiu. Vieną iš 3. Tai va, žodžiu, nu, patys matot. Taip, šitas šiek tiek per mažas, nežinau, vienas dydis ten atrodo. Galva per žodžiu, mano didelė tai netelpa, tas neveikia. Šitą mest lauk, žodžiu. Na, šitas ir taip veiks, viskas aišku, matotgi, šreliai ten kažkokie, tai turėtų vis tiek padėti išvalyti dulkes. Tai iki kitų kartų. Ai, va, dar nepastebėjau, žiūrėkit, čia yra tas geležiukas, o čia jo nėra. Nu, žodžiu, aš tikrai nesuprantu, kodėl žmonės tam užsisakinėja ir gyria kiekvieną prekę. Nu, taip nėra, gi patys matot. Nežinau, ką daryti su tokiu, nu, ta prasme, su tokiu barachlo, nu, nelietuviškai kalbant. Gerai, tai iki. Nuorodas įdėsiu kaip visada po apačia, po video.